tai aš galvoju, va, tipo, atvažiavam, visi išlipom iš mašinos, bum, atsidarėm durys. Kur ta mūsų kregždė, sako. Kažką tokio ir tiek, nu. Nieko nedariau, visiškai. Po Matsuri, nieko. Turim damidžą. Biškį lempą tabaluoja. Va čia skaudžiausiai buvo. Tai mūsų tikslas kažkaip atitampyt, kad sueitų visi bumperiai ir panašiai. Įrankių neturim, apsirengę kasdieniškai. Eisim į Dampolį, paprašysim meistro, gal leis kokią remontų duobę užsiimt. Dar turim bumperį sulaužytą. Tai kažkaip tai reikės irgi rankų pridėt. Dainius savo vietoj. Labas, Daini. Labas, Tomai. Ar leisi kur nors padirbti savo kregždę, kaip sakoma? Driftinė? Jo. Žinoma, visada. Kur galėčiau užvažiuoti? 18. Be eilės. Extra line, ne? Extra line. Gerai, ačiū. Mano mažulė. Tas benzo kvapas. Antras kartas. Šiltokas, sakyčiau. Nu ką, ant remonto duobės. Kas belieka tik tai kepti į darbus. Nu ką, pasiruošę, kimam į darbus. Mano buvusi įrankių dėžė. Savo karjerą pradėjau Adampolyje kaip auto šaltkalvis, dar studentavimo laikais. Su šita kregždė į studijas, po studijų į darbą, o jau praėjo 5 metai. O, pažiūrėkit, kaip jie atrodo. Čia geriau ar blogiau? O jeigu rimtai, Adampolis siūlo puikias galimybės derinti darbą su studijomis. Jeigu norit prisijungti, nuorodą video aprašyme. Dabar ką man šnekėti, nežinau. Ką daryti? Turim kėbulų palankstimų, kiek įmanoma ištiesint, apvalyt. Šiaip kažkokių lūžių ar skilimų nėra, realiai turėtų viskas atsistoti savo vietas, tik tai reikia fizinės jėgos, tinkamos fizinės jėgos. A few moments later. Seconds later. Gal rimtai telferį atsitempt? Ką manai? Gerai, kur šalmas? Reikia susirasti. Va, radau. Ledas. Bet čia tručiut reikia. Čia norėsiu, va, prikelt. Va, bet ar lempą reikia įdėti? Reiks grąžtelio mažo. Čiki-piki. Labai svarbu visas nutrūkusias zateškės prieš kiekvieną etapą pakeisti naujomis. Gal išėjęs tą tarpą sumažinti. O? Šiek tiek galbūt. Čia dar reiktų prisukti. Neatsimenu, ar čia gerai buvo? Ar taip reikia padaryti? Lėsdavo ar ne, kaži? Čia buvo tą visą gyvenimą. Ai! Pažiūrėk. Žiūrėk, koks tarpas. Ai. Kažką reikia daryti. Gal nieko nereikia. Didesnis tarpas. Daugiau oro. Geriau aušinas.
Galinis keisi? Tai ne, priekinis. Jau papa. Na. Ką čia tepi? Dar lėčiau negalėtų. Tai gal užtek šiandien? Ką žinau, jeigu daugiau nieko neturi. Tai, žodžiu, jau baigiam prie kompakto darbus. Manau, pasiruošę antram street lygos etapui. Birželio 9, Klaipėda. Susitinkam.